Esu Daiva Steponavičienė, Mažeikių Ventos progimnazijos logopedė ir specialioji pedagogė. Šitą kilimėlį dažniausiai taikau vaikams turintiems kalbinių arba pažintinių gebėjimų sunkumų. Kalbiniam ugdymui šitas kilimėlis taikomas garsų skirimui, garsų įtvirtinimui, skiemenavimui, sakinių sudarimui, žodyno plėtimui. Ši priemonė tai profesionalus sprendimas kalbiniam ugdymui, paremtas vizualiu, kiekvienam suprantamu mokymo procesu. Ji taikoma specialiųjų ugdymosi poreikių, kalbos ir kalbėjimo sutrikimų bei sunkumų turinčių pradinukų kalbiniam ugdymui individualiose, pogrupinėse ir grupinėse veiklose. Priemonė suteikia vaikams būdą išgirsti ir kalbėti. Paveikslėliai naudojami nurodyto garso išgirdimui, jo vietos nustatymui žodyje, skiemenavimo, rimavimo įgūdžių tobulinimui, garsų tarimo žodžiuose, žodžių junginiuose bei sakiniuose įtvirtinimui. Aiškus vizualai tikslina turimų žodžių reikšmes, plečia žodyną daiktavardžiais, veiksmažodžiais, būdvardžiais, prieveiksmiais, prielinksniais, jungtukais bei apibendrinamosiomis sąvokomis. Piktogramos ir simboliai be perteklinių paaiškinimų padeda suprasti sakinio struktūrą ir jo skyrybą. Sudaryti sakinius ir juos plėsti, numatyti žodžių tvarką sakinyje, pajausti sakinio ribas, suvokti intonavimą ir ženklus bei taikyti sudėtinių sakinių skyrybos taisykles. Modulinė sistema padeda suprasti pasakojimo nuoseklumą, suvokti įvykių seką pagal laiko ir erdvės vaizdinius, kurti dialogus, sieti sakinius pasitelkiant prieveiksmius, prielinksnius, priskirti sakinius pasakojimo dalims, numatyti ir ištransliuoti emocijas visame pasakojime. Taktiliniai kilimėliai, lipdomos kortelės įtraukia sensoriką, įveiklina smulkiąją motoriką. Turintiems dėmesio autizmo spektro ar mokymosi sunkumų suteikia aiškų, vizualiai tvarkingą būdą dėlioti mintis. Palaiko ir papildo kitus struktūruoto mokymo metodus. Suteikia galimybę nuosekliai pritaikyti veiklas pagal individualius gebėjimus nuo garso iki žodžio, nuo vieno sakinio iki viso pasakojimo. Darbas su šia priemone skatina savarankiškumą, pasitikėjimą, suteikia galimybę pajusti sėkmę. Pagal aiškią ir žaidybinę sistemą, net ir mažiausiai kalbantiems ar nedrąsiems mokiniams visada pavyksta išreikšti savo mintis ir kurti istorijas. Tai ne tik vizualus ir taktilinis kilimėlis, tai visa mokymosi sistema, paverčianti kiekvieną mokinį kūrėju. Tai įrankis, kuris įgalina kiekvieną mokinį.